Ar įmanoma būtų pačiam pasigaminti garsiakalbį? Na, kad atsakytume į šį klausimą, visų pirma reikia sužinoti, kas tai yra garsiakalbis bei kaip jis veikia. Garsiakalbis, kaip jau turbūt daugelis žinote, tai renginys, kuris elektrinius signalus verčia garso bangomis. Garsiakalbiai yra ne viena rūšis. Pavyzdžiui, plokštieji garsiakalbiai, piezoelektrinė garsiakalbiai, netgi plazmos garsiakalbiai, bei patys populiariausi ir plačiausiai naudojami elektrodinaminiai garsiakalbiai, apie kuriuos mes ir šnekėsime. Jie taip pat dar yra skirstomi į tam tikras rūšis pagal jų atkuriamus dažnius, bet tai nesigilinsim. Elektrodinaminiai garsiakalbiai įprastai sudaro šios pagrindinės dalys. Tai motoro konstrukcija, į kurią eina galinis polius, nuolatinis magnetas, priekinis polius bei judanti ritė. Taip pat svarbios dalys yra rėmas, kuris laiko garsiakalbį, voras prilaikantis ritę, garsą sukurianti judanti membrana su pakaba bei dangtelis nuo dugno. Na, o garsiakalbis veikia išties paprastai. Rite tekanti kintama srovė sukuria kintamą magnetinį lauką, dėl kurio rite yra arba traukiama, arba stumiama magneto. Membrana, judėdama kartu su rite, sukuria ore virpesius, kuriuos mes suvokiame kaip garsą. Tačiau, kad ir kokį gerą garsiakalbį pasidarytum, jam greičiausiai prireiks stiprintuvo, nes iš garso šaltinio einantis signalas tiesiog bus per silpnas judinti ritę. Stiprintuvų taip pat yra daug tipų, vos ne visa abėcėlė. Aš pasirinkau AB tipo TDA 1905 stiprintuvą, ne vien dėl jo efektyvumo, bet ir paprastumo. Taigi, kai sužinojome, kad garsiakalbis nei kosmosas, nei kažkokia atskira materijos rūšis, laikas jį pasigaminti. Prieš gaminant garsiakalbį, būtinai pasižiūrėkite, ar jūsų detalės tinkamos. Dėl mano prastos dvipusės plokštės, bandant sulituoti takelius, visas lydmetalis tiesiog nubėgo per skylutes į kitą pusę. Pabandome iš naujo. Kaip iš popieriaus pagamintas garsiakalbis, sakyčiau, garsą skleidžia tikrai gerą. Palyginkime jį su parduotuvėje pirktu garsiakalbiu bei originaliu garso failu. Kai bebūtų keista, mano pasigamintas bei pirktas garsiakalbiai skambėjo beveik identiškai, gal mano net šiek tiek geriau. Išvada tokia, pačiam ne tik kad įmanoma, bet ir netaip sunku pasigaminti, nors ir ne patį gražiausią, bet gerai skambantį garsiakalbį. Tarp kitko, kai kuriuos specialius garsiakalbius ir daro meistrai pagal užsakymą, o juk įgyti litavimo bei kiti įgūdžiai tikrai gyvenime nepakenks. Ačiū už žiūrėjimą.